Absoliuti dalis žmonių galvoja, kad darbas ant savęs, laisvų grafikų, online, iš kur nori, kiek nori, kada nori, ir kelionės po pasaulį, arba daug laiko su savo hobiais ir artimaisiais yra kažkokia tai pasaka, nepasiekiama pasaka, kurią pasiekia kažkokie tai išrinktieji. Nu jau man tai tikrai neišeis, čia tai kosmosas, jiem pasisekė, jie turėjo talentų. Aš šitą dalyką girdėjau ir girdžiu vėl ir vėl ir vėl. Ir šiandien aš tau noriu pasakyti svarbų dalyką. Pasiekti tokį gyvenimą, pradėti dirbti ant savęs ir pradėti gyventi laisvai, šiandien gali kiekvienas paprastas žmogus. Ir šiame kurse aš tau tai įrodysiu. Aloha visiems ir ypač tau. Sveikinuos šiandien su tavim iš nuostabaus šilto, saulėto Tailando, iš salos, kuri vadinasi Koh Džem, kur prieš 8 metus įvyko mano paties labai stipri transformacija. Būtent todėl aš pasirinkau šitą vietą šitam video. Sausio 1 pusė, metų pradžia, naujatis, naujas mėnulio ciklas ir rytas, kylanti saulė, nauja diena. Tai apsuptas visų šitų naujovių, naujų energijų ir pradžių, noriu pristatyti tau savo naują, pilną ir visiškai nemokamą kursą, kaip tapti freelanceriu. Kaip tapti laisvu žmogumi, kuris gyvena kur nori, dirba kiek nori, kada nori, su kokiais nori projektais, su kokiais nori žmonėm. Pats sau renkasi krūvį, pats sau renkasi įrankius. Ir apskritai turi gyvenime daug lankstumo ir daug pasirinkimų. Aš nuoširdžiai nemanau, kad mes gimėme tam, kad 40 metų vergauti įmonėse, nematant normaliai net gyvenimo, šeimos, artimųjų, neturint galimybių net skirti pakankamai laiko savo hobiams, arba pavyzdžiui kelionėms, kaip mano atveju. Ir aš nusprendžiau, kad aš noriu sukurti kursą, kad papasakoti žmonėms, kaip gyventi laisvai. Aš pats jau 6 metai keliauju po pasaulį ir freelancinu. Man labai patinka keliauti, man patinka eksplorinti įvairias vietas, dabar esu Tailande. Sekantis stopas bus Vietnamas, galbūt bus video ir iš ten, tikriausiai bus video ir iš ten. Ir aš freelancinu. Aš dirbu kiek noriu, kada noriu, su kokiais noriu projektais, visiška laisvė. Susitariu su klientu dėl kainos, dėl termino, padarau, atlieku projektą, stengiuosi atlikti projektą kokybiškai. Gaunu savo pinigus ir niekam neįdomu, kur aš gyvenu, kiek aš dirbu, kada aš dirbu. Va su savim dabar turiu laptopą, netoli, savo darbo įrankį pagrindinį. Man praktiškai reikia tik tais laptopo, interneto ir elektros. Viskas. Ir bendraudamas su savo draugais, su pažįstamais, tiesiog su sutiktais žmonėm, aš pastebėjau tendenciją. Yra tendencija. Aš pastebėjau, kad didžioji dalis žmonių nepatenkinti yra savo gyvenimu ir darbu įmoniai. Didžioji dalis žmonių nenori vergauti. Jie nenori turėti grafiko, turėti boso, prašyti atostogyčių 4 savaitės per metus, jeigu išeina. Niekas nenori visų šitų nesąmonių. Visi nori gyventi laisvai. Bet daug kas nežino,
nuo ko pradėti. Aš turėjau labai nemažai pokalbių su žmonėm vienas ant vieno, kur aš mokinau, kaip tai padaryti. Aš esu užauginęs ir padėjęs ne vienam žmogui tapti freelanceriu. Turiu tokių pavyzdžių. Todėl nusprendžiau sukurti šitą kursą. Aš žinau, kad tavo galvoj dabar tikriausiai sukasi mintis. Kas čia per žmogus? Iš kur jisai apskritai ištraukė, kad jisai gali kažką mokyti? Ar man verta jo klausyti? Ir tai yra visiškai sąžiningi klausimai. Netgi pasakyčiau, kad aš labai tikiuosi, kad tu juos turi. Nes mes turim kvestionuoti, mes turim kritiškai žiūrėti, mes turim domėtis, krapštyti, researchinti. Ypač apie savo mokytojus. Tai yra labai svarbu. Ypač apie žmogų, kuris tave moko rimtų dalyko. Nes aš tave mokysiu ne salto daryti, aš tave mokysiu gyvenimo laisvės. Ir žinoma, kad turi sužinoti apie mane daugiau ir nuspręsti, ar verta klausyti manęs, ar verta mokytis su manim, ar verta žiūrėti mano kursą. Ir sekančiam video tu gausi labai nemažai atsakymų į savo klausimus. Aš prisistatysiu, papasakosiu savo istoriją, kaip aš pradėjau freelancinti, koks mano gyvenimas buvo prieš tai, koks mano gyvenimas yra dabar. Ir tu nemažai sužinosi atsakymų, nemažai sužinosi informacijos ir galėsi nuspręsti, ar verta manęs klausyti. Kaip ir minėjau, šitas kursas bus absoliučiai nemokamas. Ir sakydamas nemokamas, aš turiu minį iš tikrųjų nemokamas. Jokioj 5 pamokoj aš tau nesakysiu, kad nusipirk dabar iš mane šitą knygą, kad gauti medžiagą, čia, kad pratęsti kursą, visą kitą. Nebus jokių šitų nesąmonių. Šitas kursas dovanojamas iš manęs visiems jums ir tau. Ir žinau, kad tu galvoji, kad nemokami dalykai tik tais pats žinai kur. Kartais taip ir būna, sutinku. Bet sutik ir tu, kad kartais gyvenime būna išimčių. Čia yra išimtis. Ir tuo pačiu aš noriu iš karto pabrėžti, kodėl aš tai darau ir kodėl aš tai darau nemokamai. Kad tu šiek tiek labiau mane pažintum ir suprastum. Visi mes turim gyvenime misijų. Viena iš mano misijų šitam gyvenime, aš tai išgryninau, aš tai jaučiu intuityviai, yra padėti žmonėms tapti laisvais. Yra prisidėti prie laisvės visame pasaulyje. Aš nuoširdžiai galvoju, kad žmonės turi teisę gyventi laisvą gyvenimą, nuostabų gyvenimą, kurti savo gyvenimą, tokį, kokį jie nori, kad jisai būtų. Čia yra pirmoji priežastis. Antroji priežastis. Kažkur tai prieš 7 metus aš buvau tavo vietoj. Apie mano istoriją bus atskiras video, bet čia aš trumpai noriu pasakyti, kad aš buvau tavo vietoj. Aš dirbau samdomus darbus, nemėgstamus darbus, aš gyvenu nemėgstamuose vietose ir taip toliau. Aš perėjau visą šitą virtuvę ir aš tai puikiai suprantu. Ir tuo metu nebuvo prikurta daug įvairių kursų, nebuvo daug įvairios informacijos. Man reikėjo krapštyti internetą, kad bet ką surasti. Ir aš krapščiau. Skaičiau 100 straipsnių. Žiūrėjau 100 valandų video. Krapščiau, bandžiau, žiūrėjau, bandžiau kažką atrasti, bandžiau atrasti save, bandžiau pradėti. Ir šitam kelyje man labai padėjo daug nuostabių žmonių. Man padėjo pasaulis, man padėjo visata. Ir aš jaučiu dabar norą, jog aš noriu ir jog aš turiu grąžinti atgal šitam pasauliui, padėti kitiems. Kaip padėjo man, dabar aš noriu padėti kitiems. Tai yra antroji priežastis, kodėl aš kuriu šitą kursą ir kodėl aš tai darau nemokamai. Ir trečioji, dar viena priežastis,
yra tai, kad aš noriu duoti duoklę Lietuvos tautai, lietuviams, kurie man taip pat labai daug ką atnešė gyvenime įvairiom prasmėm. Man davė edukaciją, man davė draugystės, man davė meilę, man padėjo įvairiose situacijose. Ir aš žinau, kad lietuvių tautai pats žodis laisvė yra labai artimas ir labai svarbus. Ir trečioji priežastis yra ta, kad aš noriu padėti Lietuvos tautai, Lietuvos žmonėms, nes man visų pirma Lietuva yra žmonės. Lietuvos žmonės, kurie man labai patinka. Noriu šitai tautai, šitiems žmonėms padėti atrasti gyvenimo laisvę. Dabar, kai tu žinai priežastis, kodėl aš tai darau, aš papasakosiu šiek tiek apie save. Kaip ir minėjau, pilnesnė informacija apie mane bus kitam video. Aš esu Olegas, kai kam esu žinomas kaip Lucky Oleg. Kaip ir minėjau, 6 metai aš keliauju po pasaulį, tai yra mano aistra, ir aš freelancinu. Tai aš keliauju su savo laptopu kuprinėje, dirbu visiškai laisvai, gyvenu kur noriu, kur tik aš nesu gyvenęs per šitą laiką. Nuo Tailando, Filipinų, Vietnamo, Malaizijos, Indonezijos, Australijos, Naujųjų Zelandijų, pusę Europos šalių aplankęs, kai ką Afrikoje aplankęs ir taip toliau. Labai daug ką. Kelionės yra mano aistra ir aš galiu tai leisti. Mano darbas, mano veikla man tai leidžia. Taip pat labai svarbus dalykas, ką aš noriu pabrėžti apie šitą kursą, kad tu suprastum, ar tai tau tinka. Skruzdėlytės, ramiau. Skruzdėlytės taip pat klausosi. Tai yra tai, kad šitam kurse aš tave mokysiu, kaip tapti freelanceriu. Tai reiškia, kaip tapti laisvai samdomu žmogum, pavyzdžiui, grafinis dizaineris, logotipų kūrimas, sakykime. Yra žmogus, kuriam reikia logotipo, o tu jos kuri. Jūs tarėtės dėl kainos, dėl terminų. Tu sukūrėm logotipą, tu gauni savo pinigus, gauni rekomendaciją, jis gauna iš tavęs rekomendacijas ir taip toliau. Visi laimingi. Tai yra freelancinimas. Šiame kurse nebus kalbama apie tokius dalykus kaip kripto, treidinimai, kažkokie tai akcijos ir taip toliau. Aš nesakau, kad šitie dalykai neveikia, bet tai yra biškai kita opera. Pirmas dalykas tai yra labiau spekulacija ir antras dalykas ten yra rizikos. Finansinės rizikos. Čia finansinių rizikų nėra. Čia tau reikės skirti tavo laiką, tavo dėmesį, tavo energiją tam, kad mokytis. Ir išmokęs, tu turėsi darbą, tu turėsi dirbti, daryti kažkokius tai dalykus, pavyzdžiui, kurti logotipus, kurti banerius ir taip toliau, kad gauti už tai pinigus. Supranti, ne? Kad tai nėra maždaug nusipirk, po 10 metų parduok brangiau. Kad kai kurie iš jūsų galėtų žinoti, ar kursas šitas tinka ar ne. Mes kalbėsime absoliučiai apie viską. Mes aptarsime viską. Kas yra freelancingas? Kuom jis yra geresnis negu samdomas darbas? Mano manimu bent jau tikrai. Ir aš bandysiu ir tau tai parodyti, papasakoti. Ką jisai suteikia, kokias galimybės jisai suteikia, kokie yra jo minusai, nes viskas gyvenime turi ir minusų. Kaip surasti skillą, įgūdį, kaip surasti tai, ką tu nori dirbti, kad tau patiktų šitas darbas, kaip mokytis paprasčiau, greičiau, kaip ieškoti klientų, kaip su jais tartis, kaip pardavinėti savo paslaugas, kaip dirbti geriau, kaip optimizuoti tam tikrus įvairius procesus freelancing'e ir darbe, kad pasiekti kuo daugiau, kad pasiekti gerą lygį. Mes aptarsime absoliučiai viską. Nuo pasirinkimų, iki mokslų, iki klientų paieškos, viską. Nuostabi dienelė. Ir taip pat
Labai svarbus momentas, kurį jau tikriausiai pastebėjai ir taip, šito video formatas bus labai neformalus. Sėdi prieš tave čiuvas prie vieno didžiausių medžių šitoj saloj, ryte, Tailande, tarp palmyčių ir pasakoja. Ir žiūrėk į visą šitą dalyką, kaip į ilgą pokalbį su savo draugu, kuris tau perteikė žinias. Nes būtent taip viskas ir bus. Aš sėdėsiu ir pasakosiu tau lėtai, ilgai ir perdavinėsiu savo žinias. Kodėl aš renkuosi būtent šitą variantą, o ne greitą TikTok style video su kažkokiais tai ten key pointsais, svarbiausiais dalykais ir visa kita. Nes aš manau, kad tokių dalykų yra prikurta labai daug. Aš manau, kad tokie dalykai kelia mažiau emocijų ir tai, kas greitai prasideda, o taip, greitai ir pasibaigia dažniausiai. O su tavim mes kalbėsim giliai. Mes iškramtysim, apkramtysim įvairias detalės. Taip pat pasakodamas viską lėtai ir pridėdamas daug įvairių detalių, aš kartais galiu pridėti kažkokių tai slaptų dalykų, slaptų technikų, kurių taip pat bus. Kartais aš galiu tai daryti netyčia, nes šitie video neturi scenarijaus, aš kalbu dabar iš savęs, iš sielos, kaip sako vienas mano draugas, от души душевно в душу. Tai kalbu, freestylinu, galima sakyti. Tai kartais taip freestylindamas ir kalbėdamas iš širdies gelmių, aš taip pat galiu pagauti kažkokią tai labai stiprią mintį arba kažkokią tai atsiminti labai įkvepiančią istoriją, kuri kai kurios iš jūsų, galbūt būtent tave, įkvėps, padės, papušins, atvers tau akis. Būtent dėl to aš pasirinkau lėtą, ramų kurso formatą su daug įvairių detalių, su daug įvairių istorijų. Todėl, kai pamatysi kitą video, prisėsk, atsipalaidok ir pasiruošk pokalbį su draugu. Dar labai vienas svarbus dalykas, ką aš noriu tau pabrėžti. Tu turi teisę gyventi taip, kaip tu nori gyventi. Turi teisę į laisvę. Tu neturi dirbti įmonė, jeigu tu to nenori. Tu neturi dirbti kažkur tai, kur nori tavo tėvai, o ne tu. Tai yra tavo gyvenimas. Daryk savo pasirinkimus. Ieškok savo kelią. Man labai patinka viena Budos citata. Buda pasakė, tai, ką aš jums sakau, tai, ko aš jūs mokinu, atsižiūrėkite į tai, turėkite tai omeny, bet tikrinkit kiekvieną dalyką ir ieškokite savo kelio. Man tas pasakymas labai imponuoja, labai patinka ir aš nuoširdžiai manau, kad kiekvienas iš mūsų turi daryti pasirinkimus gyvenime. Neturi gyventi taip, kaip jam diktuoja tėvai arba visuomenė. Todėl noriu tau pasakyti, kad jeigu tu jauti, jog jeigu tu pradėsi, tave spaus, tavęs nepalaikys ir taip toliau, pradėk tyliai. Niekam apie tai nesakyk. Ir kai jau tu būsi pasiekęs, kaip sakoma, nepaprieštarausi, jau tenka palaikyti, jeigu žmogus važinėjasi į visokias nedutės ir daro pinigus online. Ir žinok štai ką, jeigu tu kažkur užmatei šitą video, atradai šitą video, galbūt tai buvo ekspromptu, galbūt aš tau jį atsiunčiau, žinodamas, kad tu nori tapti laisvu žmogum. Galbūt tau jį atsiuntė kažkoks tai kitas žmogus. Priimk visas šitas situacijas kaip ženklą. Priimk visą šitą dalyką kaip ženklą iš visatos, kad jeigu tu nori pakeitimų ir jeigu tau reikia pakeitimų, ir jeigu vaikas, kurio tu buvai, nesidžiaugia suaugusiu, kurio tu tapai, citata ne mano, bet gera. Tai tuomet pradėk
pradėk. Neatidėk šito kurso žiūrėjimą ir savo freelancinimo kelio pradžią kažkur į ateitį. Nes dažnai klaida žmonių yra ta, kad žmogus aukoja savo gyvenimą, savo laiką, savo hobius, tikėdamas, kad kažkada ateityje jisai turės pakankamai resursų, kad nupirkti laiką, nupirkti galimybės tam. Bet tai būna ne visada. Kaip vienas mano draugas mėgsta sakyti, geriausia diena pradėti buvo vakar, antra geriausia diena yra šiandien. Jeigu tu radai šiandien šitą video, eik toliau. Priimk tai kaip ženklą. Pabaigai aš tau noriu padėkoti už tai, kad tu skiri dėmesio, už tai, kad tu peržiūrėjai ir padėkoti už tai, kad prisidėdamas prie savo laisvės, tu prisidedi prie laisvės visam pasaulyje. Ačiū tau ir iki kitų kartų. Aloha iš saulėto Tailando.